Pirmoji dalis – krikščioniškojo gyvenimo pagrindai. Šios pirmosios dalies tikslas – trumpai priminti tas tikėjimo tiesas, kuriomis remiasi visas mūsų antgamtinis gyvenimas, kalbėti apie tuos dalykus, kurie yra viso mūsų šventumo versmė ir daigas. Šios dalies pirmajame skyriuje kalbėsime apie antgamtinio gyvenimo kilmę, o antrajame apie krikščioniškojo gyvenimo prigimtį, būtent apie Dievo dalį ir apie žmogaus dalį jame. Pirmasis skyrius. Antgamtinio gyvenimo kilmė. Šios skyriaus tikslas – padėti geriau pažinti tai, kas antgamtinėme gyvenime yra iš Dievo, nežiūrint žmogaus silpnumo. Jame aptarsime šiuos klausimus. Kas yra žmogaus prigimtinis gyvenimas? Žmogaus iškėlimas į antgamtinio gyvenimo sferą. Žmogaus nupuolimas. Jo prikėlimas antgamtiniam gyvenimui dieviškojo atpirkėjo veikimo dėka. Žmogaus prigimtinis gyvenimas. Kadangi antgamtinis mūsų gyvenimas remiasi prigimtiniu gyvenimu ir šį pastarąjį patobulina, tai visų pirma reikia bent trumpai pakalbėti apie mūsų prigimtinį gyvenimą. Žmogus nuostabi būtybė. Jame yra kuo intimiausioje vienybėje materija ir dvasia, kūnas ir siela. Šios vienybės dėka žmogus yra vienas asmuo, esąs viena žmogiška prigimtimi. Taigi žmoguje yra nuostabiausioje vienybėje materialus ir dvasinis pasaulis. Jis yra tas mikrokosmos, mažoji visata, apreiškianti Dievo begalinę išmintį, kuris sugebėjo sujungti į tokią nuostabią vienybę taip skirtingas būtis, kaip materija ir dvasia. Anot Šventojo Grigaliaus Didžiojo, žmogus yra gyvybės pilnybė. Jame yra nuostabioje vienybėje augalinė, gyvulinė ir intelektualinė gyvybė. Žmogus gyvena kaip augalai, junta kaip gyvuliai ir pažįsta kaip angelai. Žmogus maitinasi, auga ir dauginasi panašiai kaip augalai. Jis pažįsta pajuntamus dalykus ir veržiasi į juos juslingai, aistringai bei jausmingai kaip gyvuliai. Jis protu pažįsta tiesą, myli gėrį, grožisi grožiu, panašiai kaip angelai, nors ir ne taip tobulai ir kiek skirtingų būdų. Ši trejopa gyvybė žmoguje nėra viena virš kitos, kaip vienas sluoksnis ant kito, bet yra viena į kitą įsiliejusi, viena nuo kitos priklausoma ir tarnauja tam pačiam žmogaus galutiniam tikslui. Proto dėsnis, kuris drauge yra ir biologinis, yra šis. Kiekvienoje sudėtingoje būtybėje jos gyvenimas gali būti ir vystytis tik tada, kai jo sudedamieji pradai yra deramoje harmonijoje, būtent kai jie yra pagal savo tobulumo laipsnį palenkti vienas kitam visos būtybės bendrajam labui. Taigi žmoguje žemesniosios, tai yra vegetatyvinės bei sensityvinės galios,
turi būti palenktos aukštesniosioms, būtent jo protui ir valiai. Tai yra taip būtina, kad, kai to nepaisoma, tai iš žmogaus lieka žmogiškosios būtybės griuvėsiai. Jo gyvenimas tampa panašus arba į augalo, arba yra tik gyvuliškas gyvenimas. O kadangi protingumo dėka žmogus peržengia augalinio bei gyvulinio gyvenimo natūralias ribas, tai galiausiai, jei vadovaujasi ne protu ir valia, jis sugriauna ir savo augalinį bei gyvulinį gyvenimą, o tai veda į mirtį. Žmogaus gyvenimas tai kova, nes žemesniosios jo galios karštai veržiasi į juslinius malonumus, o tuo tarpu aukštesniosios siekia padoraus gėrio. Tad tarp šių galių dažnai įvyksta susikirtimų. Juk tai, kas juslėms patinka, iš pirmo žvilgsnio atrodo net ir naudinga, bet ne visuomet yra moraliai gera. Dėl to žmogui tenka protu bei valia kovoti prieš amorales žemesniųjų galių tendencijas, kad išlaikytų moralinę tvarką savo gyvenime. Tai ir yra kova dvasios prieš kūną, valios prieš aistras. Dažnai ši kova yra varginanti bei sunki, nes žemesnioji žmogaus dalis nuolat graso užlieti visą žmogaus vidų amoralių malonumų troškimais. Tačiau šią kovą yra galima laimėti, nes valia, proto talkinama, turi ketveriopos įtakos į žemesnesias sielos galias. Pramatymu galima numatyti pavojus ir užbėgti jiems už akių. Kas nuolat budi, tas sutinka pavojų, pasiruošęs jį nugalėti ir jį nugali. Valios dėka žmogus gali, pavyzdžiui, nežiūrėti į dalykus, kurie žadina nuodėmingas aistras, o joms sukilus, vaizduotės pagalba galima atitraukti dėmesį nuo tų objektų, kurie palaiko aistros liepsnojimą. Žmogus gali valios jėga per vaizduotę žadinti savyje nuodėmingoms aistroms priešingas aistras, palaikydamas dėmesyje jų objektą. Pagaliau, sukilusias aistras valia vaizduotės pagalba gali pakreipti į gerą tikslą. Be šios vidinės kovos dar gali kilti kova tarp sielos ir kūrėjo. Protas rodo, kad mes esame tobuliausia prasme savo kūrėjo nuosavybė ir todėl turime paklusti visiems jo nurodymams. Tačiau šis paklusnumas nėra lengvas. Mumise gyvas nepriklausomybės troškimas, kuris veikia mus pasitraukti iš kūrėjo absoliučios valdžios. Puikybė gyveikia žmogų tvarkyti savo gyvenimą nepriklausomai nuo savo kūrėjo. Tik gilus nusižeminimas, tai yra tikras savęs ir kūrėjo pažinimas, apsaugoja žmogų nuo pražūtingos kovos prieš savo kūrėją. Kai žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, visa daro, kad kuo tobuliau atitiktų savo pirmavaizdžiui, kad ištikimai laikytųsi Dievo kūrėjo nurodymų, jis tuo pačiu vis geriau pažįsta tiesą, gėrį, grožį ir visą to šaltinį Dievą. Vis karščiau visą tai myli, nes pats Dievas tokiam padeda
vis geriau jį pažinti, kaip savo kūrėją ir geradarį, ir vis karščiau jį kaip tokį pamilti. Žmogusgi, kuris nepaiso Dievo nurodymų, kuris sąmoningai bei laisvai išeina į kovą prieš Dievą, tuo pačiu vis labiau praranda Dievo pažinimą. O kas praranda pirmavaizdžio pažinimą, tas netenka ir jo paveikslo pažinimo, vadinasi, netenka ir savęs pažinimo. Žmogų sukurtą šviesai, ši tamsa pragariškai kankina. Toks būtų žmogaus likimas, jei jis būtų Dievo sukurtas tik savo prigimties galiomis siekti Dieve savo pirmavaizdyje laimės ir ją per amžius džiaugtis pagal savo prigimties išgales Dieve savo kūrėjuje. Tačiau Dievas iš savo gerumo nepaliko žmogaus vien jo prigimties plotmėje. Pagal šventąjį Tomą Akvinietį, Dievas pačiame žmogaus sukūrimo momente, pagal šventąjį Bonaventūrą, betarpiškai tuoj po sukūrimo iškėlė žmogų į dieviškos būsenos sferą, įgalino jį savo ypatingomis jam duotomis dovanomis panašiai pažinti ir mylėti, kaip pats Dievas pažįsta ir myli.